Sveiki, šio vaizdo įrašo tema būtų dvimačių masyvai. Jie susideda daugiau negu iš vieno masyvo, yra organizuotas lentelės pavidalo, turintis eilučių ir stulpelių struktūrą. Tai jeigu mes norime, tarkim, susikurti savo dvimatį masyvą, tai pasirašykime mes taip. Int užtinėse skliaustuose ir jų viduje kablelis, masyvo pavadinimas būtų numbers, tada vingu, ristinėse skliaustuose dar du ristiniai skliaustai ir tose ristinėse skliaustuose tada rašome savo reikšmės. Tai 1,4,2, tada dedam kablelį, dar vieni ristiniai skliaustai, 3,6,8. Tada galima susikurti ir dvimatį masyvą be priskirtų reikšmių, tai rašytume taip, int užtinėse skliaustuose viduje būtų kablelis, tada pavadinimas, tarkim, dvimatis masyvas, new, int užtinėse skliaustuose 3,4. Tai 3 bus kiek eilučių, 4 bus kiek stulpelių. Tai dabar norėčiau jums atspausdinti konsolėje, kaip šie skaičiai atrodytų dvimačio masyvo. Tai bus dvigubas for ciklas. Tai dabar galima pasileisti jų programą. Ir matome, kad turime matricą 2 ant 3, tai 2 eilutės ir 3 stulpeliai. Taigi galima ką nors pasikeis dabar būtų, pridėti, tarkim, dar vieną eilutę su kokiais nors skaičiais. Tai dabar būtų šiuo atveju 3 ant 3, tai 3 eilutės, 3 stulpeliai. Tai pasikeičiam yra mažiau už 3, o ne už 2. Tai dabar gauname tokią matricą iš to dvimačio masyvo. Jeigu norime žinoti, kiek elementų yra visose dimensijose, tai galima naudoti savybę length. Tai būtų numbers.length ir žinosime, kiek iš viso yra saugoma elementų. Jeigu norime sužinoti, kiek eilučių turi mūsų dvimatis masyvas, galime naudoti getLength ir viduje parašyti 0. O kiek stulpelių sužinoti, tai irgi tą patį rašome, tik tais viduje rašome ne 0, o 1. Tai dabar perdariau tą savo kodą, kur buvau pasirašius, kad galėčiau apeiti savo dvimatį masyvą. Tai kur yra tikrinimo sąlygos, dabar bus i mažiau už line length ir j yra mažiau už column length. Tai jeigu pasikeis mūsų tas dvimatis masyvas, tai mums nereikės ranka keitinėti ten šių sąlygų daugiau. Tai apie dvimačius masyvus šiam kartui būtų tiek. Viso